Sveiki! Norim pristatyti vieną iš mūsų turimų modulių, tai yra darbų aktai. Šio modulio pagalba lengvai galėsite sukurti darbų aktą, jame išskaidant atliktus darbus į darbų bei medžiagų kategorijas, bei darbų akto pagrindu sukurti galutinę sąskaitą faktūrą. Tai kaip tai atlikti? Keliaujame į modulių sąrašą ir susirandame modulį darbų aktai. Taip, jisai apačioje. Įdiegiame ir įdiegus šį funkcionalumą atsiras kairėje navigacijos juostoje darbų aktų pasirinktis. Spaudžiame sukurti darbų aktą, įsivedame serijos numerį, kurį mes norime naudoti, pasirenkame pirkėją, kuriam norime sukurti darbų aktą ir pasirenkame prekes, paslaugas, kurias mes norime įtraukti į būtent šį darbų aktą. Dažymas ir dažai. Pasirenkam skirtingas funkcijas, ką mes atlikome, skirtingas paslaugas, skirtingas prekes, kiek ko išleidome ir galime įsivesti norimą kainą, norimą vertę, jeigu esate PVM mokėtojai, pasirinkti ir PVM tipą. Sudėjus visą informaciją, galite sukurti darbų aktą, taip pat parašyti ir kas išrašė aktą, kas priėmė, bei pridėti kažkokį tai komentarą. Sukuriame darbų aktą ir matysite visą suvestinę, darbų aktą galėsite peržiūrėti akutės pagalba. Taip, ir tada per kitus veiksmus, jeigu darbų aktas buvo patvirtintas arba iš karto norite sukurti sąskaitą faktūrą, spaudžiame konvertuoti į sąskaitą faktūrą. Šioje vietoje jums reikės pasirinkti seriją, kurią norėsite taikyti, peržiūrėti visą informaciją, kurią norite taikyti šiam klientui, šiai sąskaitai faktūrai. Prekės paslaugos pavadinimas šiuo atveju bus darbai atlikti pagal atliktų darbų aktą ir numerį, kurį jūs nurodysite. Ir spaudžiame sukurti sąskaitą faktūrą. Darbų aktas atsiras taip pat ir kartu su sąskaita faktūra tame pačiame PDF faile, dokumente, tik tai antrame lape. Ir jūs bendrai visumoje galėsite matyti ir klientui pateikti tiek jau galutinę sąskaitą faktūrą, ar tai išankstinę sąskaitą faktūrą. Ir lygiai taip pat priede bus atliktų darbų aktas su išskaidimu pagal tai, kokios prekės, kokie darbai buvo atlikti. Tai gero jums naudojimo ir iki.